Sveikučiai! Šiandien mano kamade labai karšti vištienos sparneliai ir jie yra labai karšti dėl padažo su habanero pipirais. Kadangi pagrindinis skonis yra iš padažo, tai sudėtingai nemarinuoju, tiesiog dedu druską, pipirus juodus, taip pat granuliuotą česnaką ir palaikau kokias 4 valandas. Tai yra 3 dalykai ir puikus skonis. Bet tikroji žvaigždė yra habanero pipirai. Tai yra pakankamai aštrus pipirai, bet turintis labai malonų skonį. Kuriu kepsninę ir šiandien kepsiu tiesiog sparnelius tiesiogiai ant kaitros anglių ir dedu groteles, kad jos tiesiog įkaistų. O pačios kepsninės smarkiai nekaitinu. Man reikalinga temperatūra maždaug apie 150 laipsnių. O kol viskas keps, tiesiog reikia pasidaryti padažą. Tai aš naudoju habanero pipirus, taip pat truputį česnakų, laimo sulčių, mangų ir ananasų uogienės, taip pat truputį acto. Česnakus ir pipiriukus truputį pasmulkinu, kad būtų lengviau juos po to su rankiniu blenderiu tiesiog susmulkinti. Ir viską dar po to pakaitinsiu. Tai bus toks karštas padažas, panašiai kaip bufalo sparneliai, bet šitas variantas yra šiek tiek kitoks. Tai dedu nemažai uogienės, aišku, pagal skonį galima būtų naudoti ir šviežius vaisius, bet nedažnai būna parduotuvėje tiesiog geros kokybės. Bet laimą dedu šviežią, tai tiesiog išspaudžiu 2 laimus, priklausomai nuo to, kokio dydžio tas laimas ir kiek ten sulčių būna, gali užtekti ir vieno, bet šiaip nemažai reikėtų tų sulčių. O papildomai dar galima įdėti ir acto, kad būtų daugiau tos rūgšties, bet čia pagal skonį. Pačius pipiriukus tai tiesiog išpjaustau vidinę tą dalį, kur yra membranos ir išimu sėklas, nes tikrai jie yra labai aštrus. Pašalinus sėklas ir taip pat tas membranas nebus toks per daug deginantis skonis. O pats kvapas pipiro yra tiesiog fantastiškas. Beje, kiek tų pipirų dėti, tai reikėtų pagalvoti, nes užtektų gal ir vieno, jeigu mėgstat labai aštriai, tikrai galima dėti ir daugiau. O toliau viską tiesiog sublenderiuosiu ir šiek tiek pakaitinsiu. Pakaitinimas reikalingas, kad nuo česnako nuimtų tą tokį aštrumą ir kartu dar ir pats padažas bus netoks aštrus, jį šiek tiek pakaitinus. Galima dar pridėti druskos pagal skonį, reikia tiesiog paskui ragauti. Ir galima, kaip minėjau, įdėti dar ir actą. Tam, kad atsverti tą saldų uogienės skonį, turi būti toks geras balansas. Na ir tas šaltas padažas tikrai yra intensyvaus labai skonio, bet jį tiesiog dar papildomai pakaitinsiu. Tai iš dalies ir dėl to, kad česnakas tas išvirtų labiau ir pasidarytų švelnesnis, ir dar dėl to, kad tiesiog ir patys pipirai būtų šiek tiek švelnesni. Kadangi mano kepsninė jau įkaito, tai dedu ir sparnelius. Tai juos tiesiog sudedu iš pradžių odos pusę į apačią ir po kurio laiko dar apversiu papildomai. Paprastai naudoju nulašėjimo indą, bet šį kartą tiesiog kepu panašiai kaip šašlyką. Skonis bus kitoks, labiau yra priskrūdusi odelė būna tokiu būdu kepant ir tiesiog intensyvesnis tas dūmo skonis, nes dar ir nuo varvančių riebalų šiek tiek pasirūkina. Bet vis tiek dedu medienos pagaliuką, aš naudoju elksnio medieną, galima ir kitą. Ir kepu juos pamažu, tiesiog prižiūrėdamas, kad nesusviltų kažkurioje vietoje, tol kol priskrunda oda. O kol sparnelius uždėjau ant kepsninės ir padažas jau yra paruoštas, tai jo konsistencija turėtų būti tokia šiek tiek tirštesnė. Tai jeigu per skystą, galima tiesiog ilgiau pavirti. Kepant sparnelius tiesiogiai ant anglių kaitros, nebūtinai jie visi iškepa vienodu metu. Tai reikia tiesiog pasižiūrėti, kad jeigu tie, kurie labiau kepa, juos perkelti ten, kur yra šaltesnė vieta, ir kepam toliau. Kai viena pusė jau daugiau mažiau priskrunda, tai reikia juos apversti. Ir tą patogiau daryti ne ant pačios kepsninės, o tiesiog nuėmus kartu su visom grotelėm. Tai pasiimu tiesiog indą, kad neprilašėtų visur ir nuimu kartu su visom grotelėm sparnelius. Pagrindinis privalumas tą darant ne ant kepsninės yra tiesiog, kad nėra karščio ir yra paprasčiau tą padaryti. Taip pat tiesiog kepsninės temperatūra nepabėgs, nes kai daug sparnelių, tai pakankamai ilgai užtrunka juos ten apvartyti visus. O apverčiant nuėmus, tiesiog nieks neišsibalansuoja ir toliau galima kepti. Medienos pagaliuką uždėjau tik vieną ir to pilnai pakanka, nes dar ir nuo pačių varvančių taukų papildomai skonis toks rūkytas gaunasi, tai labai nenoriu padauginti. O bekepant tiesiog dar irgi galima pasižiūrėti, jeigu viena pusė kepa greičiau, tai tiesiog apsukti groteles ir tokiu būdu iškeps tolygiau. Na, o kiek kepti tuos sparnelius, tai pagal skonį irgi, bet temperatūra turėtų būti apie 80-90 laipsnių.
Tokiu atveju mėsa tiesiog atšoks nuo kaulų ir bus maloniau valgyti, bet labai sudžiovinti tikrai nerekomenduočiau, nes praranda sultis. Beje, jeigu vienas ten tas sparnelis koks nors šiek tiek atsilieka, o kitas šiek tiek pabėga toliau, tai nieko baisaus, nes juos sudėjus į indą, jie dar toliau po truputį dakepinėja. Padažas yra dar karštas, tai dėti jo galima daugiau arba mažiau pagal skonį, bet būtinai pirmą paragaukit. Nors šiaip po to pagalvojau, kad galima būtų tiesiog iš šalia pasidėti ir pasidažyti, kaip kas nori, nes vienam aštrumo reikia daugiau, kitam mažiau. Tai kad būtų visiems gerai, tai galima jų tiesiog neapvolioti, o tą padažą panaudoti tiesiog pamirkimui. Na ir paskutinis akcentas tai yra tiesiog žalumynai. Aš dedu truputį džiovintų svagūnų laiškų. Na ir valio, patiekalas paruoštas. Tai kvapas yra tiesiog fantastinis. Tiek padažas pats, tiek ir patys sparneliai labai gardžiai kvepia, o skonis yra aštrokas, bet tikrai ne per daug. Tai aišku, jeigu netoleruojat labai didelio aštrumo, tai galima dėti vieną tą pipiriuką, tikrai užtenka. Aš įdėjau du ir nėra taip, kad labai aštru būtų, bet labai malonus skonis. Man tie habanero pipiriukai labai patinka. Tai yra tiesiog koncentruotas paprikos skonis, plus dar papildomai yra aštrumo. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki kito karto.